O šiandien dar geresnės naujienos. Kaip praeitą kartą rodėme, galima iš vieno pultelio atidaryti dvi automatikos. Tai su vienu mygtuku ir su kito. Šitą mes ištrinėm, bet dabar vėlgi priešim ir parodysim. Tai reiškia, tada iš pirmo atidarom vieną automatiką, iš antro atidarom antrą automatiką. Tai dabar norim, kad būtų toks įdomus pultelis, jis dedamas į cigarečių pridegiklį, tai vadinama prikurkė, ir visada bus po ranka. Tai dabar parodysim, kaip reikia pririšti tą pultelį. Iš karto pririšim tą antrą mygtuką, spaudžiam. Tai priminsiu, pas mus dvi automatikus ir turi valdyti iš vieno pultelio. Tai čia pirmas kanalas vienas paspaudimas, dvigumas paspaudimas antras kanalas, taip toliau, 4 kanalai. Tai tada spaudžiam šitą mygtuką, imam ir 1, 2, pultelis jau pririštas. Dabar pabandysim. 1, 2, pultelis puikiai veikia. O pirmas kanalas kol kas ne. Tai dabar pririšim prie tos automatikos BFT. Tai dabar spaudžiam SID kodą, veikiantį kodą. Dabar nedelsint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ir dar kartelį. Matome, pultelis jau veikia. Tai reiškia, iš pirmo paspaudimo pultelis veikia, iš dviejų paspaudimų 1, 2, pultelis irgi veikia. Tai reiškia, jis atsidarė kaip ir vieną automatiką, taip ir kitą automatiką.